Nežinau, ką daryti. Nežinau, kaip elgtis toliau. Šitą frazę aš girdžiu labai dažnai. Ir gal tu dabar pati esi tame, kai atrodo galva jau plyšta nuo minčių, sukiesi ratu, mąstai, svarstai, bandai suprasti, bet vietoje to tik dar daugiau sumaišties. Tu supranti vidumi, kad turi kažką daryti, bet nežinai ką. O kai nežinai, pradeda bijoti savimi. Ir čia žmogus dažnai pasilieka vienas su savo mintimis. Nes kalbėti su draugais nesinori. Jie arba patars to, ko tu nenori girdėti, arba tiesiog pasakys, viskas bus gerai. Bet tau nereikia, viskas bus gerai. Tau reikia aiškaus suvokimo ir ką tu gali padaryti, kad bent truputį pajudėtum į priekį. Būtent tam aš sukūriau šitą mini konsultaciją. Kokius klausimus gali man užduoti? Santykiai, finansai, savijauta, emocijos, gyvenimo kryptis, psichosomatika, dvasiniai užstrigimai. Jeigu dabar jauti, kad sukiesi vietoje, kviečiu užsukti į mano tinklapį, pasirinkti Klausk, sužinok, keisk konsultaciją. Kartais užtenka mažo aiškumo, kad viskas pradėtų keistis. Siunčiu tau šviesos.